Vaikai sugeria ne tik žodžius, o emocijas. Vaikai galbūt kartais nesiklauso jūsų patarimų, bet jie skaito visada jūsų energiją. Ir jei jūs esate pavargę, bet šypsotės, jie jaučia jūsų melą. Jei jūs sakote jiems, kad jums viskas gerai, nors viduje jums taip sunku, jie žino tiesą. Vaikai tai yra mažos, švarios sielos. Ir kaip liūdna bebūtų, jie sugeria viską. Nerimą, pyktį, įtampą. Ir net kai mes manome, kad galbūt galime tai nuo jų slėpti. Būna net ir taip, kad jie netgi sapnuoja jūsų sapnus. Ir net nueina miegoti su jūsų skausmu. Ir tai kartais netgi lieka jų širdise visam gyvenimui. Todėl, kad kai gydosi tėveliai, sveiksta ir jų vaikai. Kai pasveiksta jų tėveliai, jiems nebereikia nešti jų šešėlio. Mes vien ne tik dėl savęs turime valytis, o pradėti vien dėl jų. Dėl jo ar jos. Dėl mažos sielos, kuri taip šaukiasi šviesesnio gyvenimo. Nepalikime savo vaikuose šešėlių. Nepalikime to, ką mes turime nuo savęs išvalyti. Neleiskime jiems kartoti tų pačių klaidų, arba kartoti to pačio gyvenimo, per kurį teko pereiti mums ar praeiti mums. Ir galbūt jeigu mes laiku nesustojame, nepamastėme, neapmastėme, neišsivalėme, neapsivalėme, ta grandis niekur nedingsta. Ir mes ar to norim ar ne, bet tas eina iš kartos į kartą. Ir tai jau paliečia mūsų nekaltus vaikus. Mūsų nekaltas švarias sielas, kurios dar būdami mažos, bando mums padėti, bando klausti mamytė, tėti, kas tau negerai. Bet dažniausiai jie girdi atsakymą, kad viskas gerai, nors jų širdelės jaučia ką kitą. Ir po tuo viskas man gerai kartais slypi daug negerumų ir daug negalavimų ir daug ko būna palikta. Ir dėl to, kad buvo palikta, kenčia jie. Aš taip nenoriu, kad tas tęstųsi. Ir taip be galo noriu, kad tą grandinę kuo skubiau ir kuo greičiau žmonės nutraukinėtų. Kad jie pagaliau sustotų, apmąstytų, pagalvotų. Kad tie patys ištarti žodžiai, veiksmai ar dar kažkoks poelgis anksčiau ar vėliau atsilieps tavo vaikams. Visada gerumas atsilieps gerumu, bet aš kalbu apie tai, kad jeigu tu gyvenime kažką darai negatyvaus arba jau prieš tave, tai buvo padaryta ir tu šiai dienai galbūt nesupranti ir nesuvoki, kodėl tavo gyvenime tai vyksta. Nes galbūt tavo tėveliai jau kažko nespėjo atlikti ar padaryti ir tu tiesi jau tą grandinę. Susimastykite ir padėkite, kad tai nebesitęstų, o tiesiog vieną gražią dieną imtų ir nutrūktų. Ir kad ta grandinė jau nebesivadintų grandinė, o tai būtų šviesių gyvenimų į ateitį ir kitoms visoms jūsų kartoms.